Išėriau, kibimų sulaukiu iš karto. Žvejojant kukurūzą, dėja negavau dziko, čia šiandien sekmadienis taip gavosi, kad jau parduotuvė uždaryta buvo. Tai mažinusi kukurūzą, tikslas pagauti nedidelę kojytę. Bet žuvis atėjo, biškį porą rutuliukų pašėriau. Dabar belieka ją pakirst kažkaip su tuo kukurūzu. Bet kai mažinu, tada nebėra ant ko užmaut. Va, neblogas, man atrodo. Reiktų pasigauti kokias 5 kojytes bent jau. Vėl geras kibimas. Opa, yra. Yra. Tai kur reikia. Labai geras dydis. Biškį net per maža. Taip. Pirma liuks. Antra. Gerai. Ui, per didelė. Normaliai raudė užkybo. Vėl ne tai, ko aš čia susirinkau. Graži. Oi, stipri kokia. Raudė. Gaudyt. Kablys, manau, per didelis visų pirma. Tokiom žuvim. Kažkaip po šėrimo biškį praėjo Eldoradas toksai. Pradžioje tai iš vis šit davė savęs. Man reikia mažyčių. Dvi labai geras pagavau. Opa!
Dar porą. Bandysi visgi dar truputį pašert, kažkaip tai sumažėjo aktyvumas stiprokai. Ką, reikia dar porą žuvelių pagauti. Ir bus super. Ir plauksim ant vakarinio, ant lydeko. Lemą per didelė, aš to ir bijau, kad gerai pašersi ateis didesnių. Vėjas didelis, labai nepatogu tą pažvejoti. Viskas pasiduodu. Nebaisiai čia kažkas tai gavosi. Bet 3 žuvytės. 3 žuvytės yra. Tai gal man čia ir užteks, jeigu tas lydekos nekibs. Bent jau prasičekinsiu. Vieną kibimą lydekos lauksiu, šį vakarą bus liuks. Tuo labiau, kad vakaras jau vakarėja, jau 5 valanda, reikia greitai ruoštis ir plaukti lydekų. Na ką, praeitoj laidoj buvo laivskopas, šioje laidoj bus sena teleskopinė meškerė su gyva žuvele. Bandysim ant gyvos lydekas pagaudyti. Visada aš noriu šitą žvejybą įgyvendinti, bet taip gaunasi, kad labai retai aš tai darau, nes reikia pasigauti gyvą žuvelę, reikia pasiruošti meškerės ir taip toliau, ir taip gaunasi, kad spinningas valtyje atsiduria. Bet šiandien, va, kaip turbūt matėt prieš tai, pagavau bent jau 3 gyvas žuveles. Ir pabandysim, pažiūrėsim, kaip lydekos reaguoja į tokį masalą. Aš labai tikiuosi, kad turėtų vis tiek geriau kibti negu su dirbtiniais masalais. Tai dabar jau 6 valandas vakaro, bet dar geros 3 valandas, manau, lieka žvejybai. Oras šiltas, turbūt paskutinė šilta diena šį rudenį. Dabar virš 20 laipsnių šilumos, bet vakaras, tai tikiuosi vis tiek, kad aktyvacija bus. Kas toliau? Pasiėmiau spinningėlį, tai vieną meškerę užmetu ant gyvos, kitoj pusėje su spinningėlio bandau, gal ir įdomu bus pasižiūrėti, kas geriau. Ir šiaip, kaip sakiau, senovinė tokia žvejyba, bet viena išimtis yra elektrinis variklis, stoju ant inkaro ir palei krantą po truputį plauksim. Užsimetam gyvą žuvelę, pabūnam biškį vietoj porą minučių, plaukiam tolyn. Tai manau, kad labai gera kombinacija tokia senovinės ir naujoviškos žvejybos bus. Maunu per nugarą. Toliai nemetu. Nėra reikalo, manau. Plūdė dingo. Nežinau, šiaip ta plūdė tokia biškutė netinkama galbūt.
lydekų žvejybai, bet nežinau, ar ta maža žuvytė galėjo taip ilgai laikyti paskandinus. Įdomu, kas čia vyksta. Truputį laukiu ir reikia skirsto, ką. Aš tik užmečiau. Aš netikiu, kad ta žuvis taip ilgai laiko. Jie po vandenį. Kažkas čia įdomaus. Tai būtų fantastika. Aš minutę palaukiu. Šiaip tai valo nevinioja. Įtartina. Bet plūdės aš nematau. Nesinori tos kirtimą daryti stiprų ir tą žuvį prarasti. Jai nelabai patiktų tas kirtimas, nes aš turiu tik 3 žuveles. Bet plūdės nėra. Arba mano svoris blogai sureguliuotas, nors aš biškį čia pasitestavau prie kranto. O kažkas išburbuliavo. Bandau kirsto, ką daryti. Lauksim stebuklo. Nėra. Gerai, o kas tada čia buvo? Pažiūrim žuvelę. Blemba, jinai padraskyta. Jinai padraskyta, hebra. Gal ir buvo kibimas. Bet kai mano čionais dar nelabai atreguliuota viskas, bandom dar kartą. Plūdės stovi kaip ir dabar. Viskas dabar okei. Ta žuvis jo šėlsta ten, juda. Bet tada buvo visiškai panėrus, tai aš nesuprantu. Dabar vėl. Bet ne iki galo. Ten kažkas tai buvo rimto. Nes toks jausmas, kad ir dantis mačiau ant žuvies. Aš jos tiesą neapžiūrėjau prieš dėdamas, bet įdomų video reikės pasižiūrėti, aš ją pafilmavau prieš dėdamas. Aš jaučiu, kad buvo pastvėrusi lydeka ir laikė dantyse. Dabar viskas tvarkoj. Mėtų nedidelio masaliuko. Jau pakandžiotas gražiai. Šiandien tikslas bent kažką pagauti. Senai gaudžiu lydekas. Paprastai taip. Jei ant gyvos pagausi, tai iš vis bus pasaka. Kol kas tyla. Tuoj pajudėsiu, manau, porą metimų padarau ir biškį pajudu. Va taip palei krantą ir eisim. Iki saulei nusileidžiant čia nemažai, manau, kad ir praplauksiu, patikrinsiu.
Kol kas nieko gero. Saulutė jau po truputį leidžiasi. Dabar yra 7 valandas. Nu tai ką, aš valandėlę tik tai gaudau. Ta kojytė tikrai apkramtyta po pirmas turbūt kibimas. Ten buvo tik užmetus, gal ir dar buvo kibimas. Šiaip aktyvi tokia buvo, dabar po truputį jinai tokia jau nusilpsta. Nežinau, reikės gal antrą traukti žuvytę, kaip čia pas mus su gyvybė viskas gerai, galvoju, nežinau, dar rytoj gal išvažiuočiau. Ir ryte, nežinau, tik ar išgyvens tos kojytės. Labai faina vakare ant vandens, ypač rudenį, nes daug judesių būna paviršiuje, žuvis šokinėja, ypač kai vėjo nėra, tai įdomu net stebėti, kas vyksta, kai kur pradeda šokinėti stipriai, kažkur paviršių čia irgi burbuliuoja, kažkur žuvies yra, tai echoloto beje irgi neturiu. Čia viskas matosi, kur kas yra, nu ir daugmaž palei krantą vis tiek gaudau aš šiandien. Pažiūrėkit, kaip aplink šokinėja viskas. Šiaip yra tamsiau negu mano kamera rodo. Bet judesys tai konkretus. Nu, bet nepasakyčiau, kad lydeko tokių iššokimų matau. Buvo ešerių tokių čeptelėjimų, bet lydeko nematau. Nu, bet jei aš būčiau lydeka, tai aš būčiau čia. Pažiūrėkit, kiek čia maisto. Va, mano plūdė, matot, juda. Mano žuvelė dar irgi gyva, bando neatsilikti nuo kitų. Nu, judesys. Gal kažkas domisi ją, ko jinai čia taip juda. Po kažkaip tai veda plūdė stipriau. Šiaip tai tokioj žvejyboj laukiu, kada plūdė visiškai panirs po vandeniu ir tada dar biškį palaukiu ir kirti. Bet gali būti ir, kad lydeka neina gilyn. Jinai gali ir viršų eiti, tai yra sunku pastebėti, nes ir maža žuvytė irgi pakelia tą plūdę. Bet jei jau plūdė atsigultų arba pradėtų eiti šoną, nešti ją stipriai, nes aš daugmaž matau, kaip elgiasi ta žuvytė ir jei pradėtų kažkas nestandartiškai vykti, tai tada irgi kiršiu. Tai dabar buvo toksai pavedimas pakankamai stiprus. Aišku, galėjo ir ta pati žuvelė tai pavesti, tai dar neskubu kirsti, nes dabar lik ir normalizavusi, bet kažkaip aktyvi ta žuvytė pasidarė. Gali būt, kad kažkas prie jos ten sukiojasi, jinai nerami tampa. Žiūrėkit, kaip jinai atrodo. Čia tikrai buvo kibimų, kraujas bėga jai iš apačios kažkur tai. Bet jau su gyvybė viskas, jai pabaiga, reikia keisti. Bet čia buvo tikrai kibimas, ne vienas. Kažką pražiopsau aš. Bandom, bandom raudelę. Blemba, jinai labai gyva. Nu va, gražiai, niekur nesubraižyta. Dabar tikrai matysim, ar buvo kibimas.
O, panėrė visą plūdę. Įdomu, bet taip lėtai panėrė. Bet tai jau įdomu. Ne, grįžo. Lenda atgal, gal užsikabino kažkur. Jau galvojau, kad bus linksmiau. Norėčiau sulaukti bent vieną tokio panirimo. O velnias užkabinau kažkur, tai tikrai. Šūdas. Žalės turbūt biškutį arčiau norėjusi meldų. Dabar reiks kažkaip vaduot. Bliamba, bebras plaukia. Kur dar? Va, jisai plaukia. Visiškai nieko nebijo. Kažkaip keista matyti vidury vandens. Opa, kibimą turėjau ant spiningo. Švelnus toks kibimėlis, net nežinau, gal ešerys. Arba nedidelė lydekaitė. Gal žalytė, gal ir ne. Kažkaip temsta ankstokai jau. Tikėjausi, kad iki kokių 9 čia pažvėjosi, bet kad jau visiškai tamsu darosi. Dar man biškį paplaukti reikia iki savo kranto. Bet čia tokia perspektyvi vieta ir žuvies daug. Ir šiaip man šita vietelė patinka. Noriu dar pabūti bent pusvalanduką. Nu ką, šita žuvytė visiškai gražiai nepaliesta. Ten tikrai buvo kibimas ant tos kitos. Ne visa buvo subraižyta. Ką, bet 10:08 jau. Ir jau praktiškai visiškai sutemė. Nežinau, kiek čia mane matot. Tai kibimų nėra. Neaktyvi lydeka kažkodėl dar. Gaila. Ruduo jau atrodo prasidėjo. Aišku, šilta dar, nežinau. Norėtųsi dar rytoj pabandyti, kai bus diena 14 laipsnių. Gal ant kokių sėklių labiau nuvažiuoti, nepalei meldus, nežinau. Bet turiu tik tais vieną likusią žuvį ir ta neaišku, ar dagyvens iki rytojos. Nu, bet jei dagyvens, tai gal ir pabandysiu. O šiandien turbūt viskas vyniojasi. Dar reikia sugrįžti į krantą. Kol kas atsisveikinu, iki. Na ką, mėlyje, antras dublis.
visgi išplaukiau aš ryte. Žuvytė paskutinė mano, kuri buvo nudvėse per naktį, bet jau pasigavau 3 naujas. Tai dabar kiek šitų valandų? 10 valandų, vėlokai išplaukiau, bet oras toksai apsiniaukęs, temperatūros nėra daug, tai manau, kad viskas bus gerai. Turiu 3 žuvytės, 2 tokias didelės pagavau, tai dedu ir pradedu vėl palei meldus. Bandysim žiūrėti, čia toksai sekliukas bus vėliau, ar ant sekliaus dar pabandysiu. Aš manau, kad turiu kažką pagauti šiandien. Pradžiai dedu pačią mažiausią. Nusprendžiau pasislinkti į šoną ir atlaisvinau valą, plaukiau ir plūdė dingo tiesiog. Aš pakankamai toli nuplaukiau nuo jos, laukiu, kada išlys, bet jinai neišlenda. Tai gali būti pirmas kibimas. Reiks bandyti kirst, o ką daryt, nes plūdės nėra. Aš po truputį ją tempiau, gal biškutį ir tą lydeką suerzinau. Darau kirtimą. Yra lydeka. Negaliu patikėti. Čia tai kosmosas. Čia tai kosmosas, kaip ryte. Nuėjo. Blemba. Šūdas į žaliasą nutraukė. Arba žolėje sėdėjau ir man tai pasirodė. Aš jau taip apsidžiaugiau. Ne, panašu, kad žuvytė sveika. Bet emocijas gavau, tęsim toliau. Čia per bairiai. Nėra žuvytės. Opa. Ir aš net metimo nedariau, aš perplaukiau tiesiog. Tai ko gero buvo kibimas. Velnias, nu. Bandom toliau. Yra ant spinningo, visgi pagavau šiandien mažytę. O, kokia sportinė pabėga. Kažkaip labai suaktyvėjo ta žuvytė. Atrodo, jau prie mirties buvo, bet dabar stipriai juda, nežinau, tikiuosi, kad šalia lydeka stovi ir gainioja ją.
Bet viskas, dar pabandau čionais 10 minučių ir vyniojasi. Jokių rezultatų. Kažkaip tikėjusi, kad geriau čia ant tos gyvos seksis. Bet yra kaip yra. Pabandžiau, padariau ką galėjau. Nusprendžiu visgi pravilkėjot grįžtant. Ir ką jis galvoja. Yra kažkas nedidukas, bet užkybom. Nu vis smagiau nei nieko. Nėra labai didelė.